Labą dieną. Šiandien pasikalbėsime apie tai, kaip Gargždų miestas švęs savo gimtadienį. Šiais metais ne jubiliejinis, bet skaičius taip pat gražus – 771 metai mūsų gargždams. Šiandien kalbiname Gargždų miesto seniūnę Indrę Žiedienę, o taip pat Gargždų kultūros centro direktorę Vaidą Skodienę. Taigi, apie mūsų miesto gimtadienį. Pirmiausia, kreipiuosi į Gargždų miesto seniūnę Indrę, kai mums papasakotų, kaipgi mūsų miestas pasitinka Gargždų gimtadienį. Nes teatras, sakoma, prasideda nuo Rūbinės, o miesto gimtadienis, tai aš manau, tai taip pat nuo miesto gatvių, aikščių, nuo to grožio, kuris pakerėtų mūsų svečius. Taip, laba diena. Kaip ir namuose, kai švenčiam šventę, laukiam gimtadienio, reikia sutvarkyti kiekvieną kertę, taip ir mes iš tiesų, kadangi gimtadienį švenčiame birželio pirmomis dienomis, tai turim daug darbo, tvarkant gėlynus, reikia keisti našlaitės, sodinti vazonus, kabinti lovelius. Tėvo dienai įprastai ir sukabindavome, tai taip pat ir gimtadieniui. Šiems metams esam pasirinkę tokią, na, tiesiog šviesią geltoną spalvą gėlynams, ko gal keletą metų neturėjom, lyg tai tendencijos būdavo purpurinės, tai norisi tokios tos šviesos, skaistumo. Pasikabinome jau vėliavėlės miesto gatvėse, gargždiškiai pastebėjo. Norėjau paklausti jūsų, ar tęsite tą tradiciją? Pernai kai kurios įmonės buvo apdovanotos Gargždų miesto vėliava. Už tvarką, už jo indėlį besirengiant Gargždų miesto gimtadienį. Ar tai buvo vienkartinė akcija, paskatinimas, ar akcija bus tęsiama? Iš tiesų, tai mintis buvo tarsi vienkartinės akcijos, nes tikrai norėjosi kažkaip kelti tokį pasididžiavimo buvimo Gargžduose, gargždiškių. Bet iš tiesų gyventojų susidomėjimas buvo toks didžiulis, kad manau, kad tikrai galėsime tą tradiciją palaikyti kiekvienais metais, nes labai smagu yra važiuoti miesto gatvėm ir matyti plevėsuojančias Gargždų miesto vėliavas. Ir šią tradiciją, manau, kad galim tik palaikyti ir taip pat gatvėse, tų tokių plazdančių gimtadienį, menančių atributikos, tokių vėliavėlių. Manau, kad čia ir pernai turėjom, šiemet tęsim ir suprantu, kad režisierius turi idėjų ir kitus vandenis taip pat pažymėti, šiais metais upę, kitais metais kitus. Tai dabar neliko, net mėnesio neliko iki Gargždų gimtadienio. Aš manau, kad jau Gargždų kultūros centro kūrybinė komanda iš tikrųjų yra susikoncentravusi ties paskutiniais štrichais būsimos šventės. Norėtume paklausti, o kodėl upė? Taip, mes 4 vandenų kraštas, bet kodėl išskirtinis toks dėmesys, programa vadinasi upė? Man atrodo, kad net klausimo iš tikrųjų nelabai gal ir kiltų, todėl kad Minijos upė teka per Gargždų miestą. O mes švenčiam Gargždų miesto gimtadienį, todėl Minija yra pirmoji upė, pirmas vanduo, kuris mums yra aktualiausias. Ir kadangi 4 metus iš eilės turėsim jau savo temą, visus 4 vandenis pažymėti. Tai kito jubiliejinio gimtadienio, o kitas jubiliejinis gimtadienis bus su visais 4 vandenimis ir su visa šita 4 vandenų tematika. Bet priminkime datą. Šiais metais gimtadienį švenčiame 4 dienas – gegužės 30, 31, 1 ir 2 birželio dienomis. Valio. Tai paaiškinkime būsimiems žiūrovams, svečiam, ko jie gali tikėtis. Pirmoji diena. Pirmoji diena, tai yra gegužės 30 diena, pradedame bibliotekoje su paroda ir tai yra šių metų kertinis mūsų akmuo yra mažoji dainų šventė. Kadangi šiais metais yra Vilniuje 100-mečio dainų šventė, tai Gargždus pagaliau sugrįžta senai laukta ir labai ilgai, netgi išgirdom, kad tikėjosi žmonės, kad sugrįžta dainų šventė. Pas mus suvažiuoja birželio 1 dieną 1200 šokėjų ir dainininkų. Ir visas Minijos slėnis bus užpildytas šitokios masės tautiniais rūbais apsitaisiusių žmonių, kurie švęsti pradedame dainų šventę. O iš kur? Iš kur suvažiuojate? Iš visos Lietuvos kolektyvai, kurie dalyvauja irgi dainų šventėje, aišku, ne visi, bet nemaža dalis. Vilniuje 37 000 dalyvaus, pas mus yra virš 1000, nes mūsų slėnis yra
tiek galintis priimti iš dalyvių, tai atvažiuoja, žinau, ir iš Klaipėdos, ir iš Panevėžio, ir iš Šiaulių, iš daug miestų suvažiuoja, kurie ypatingai choreografai, kas bendrauja tarpusavėje, tai jie ir kviečia savo kolegas, kurie sutinka pasidaryti dainų šventės repeticiją. O tolimesnė programa, kuo dar sužavėsite žiūrovus? Visa diena, aišku, pirma diena birželio, tai yra šeštadienis, tai yra vėl labai laukiama, pernai labai pasiteisino praėjusiais metais prekybinė mugė Kvietinių gatvėje. Jinai vėl bus per visą Kvietinių gatvę nusidriekusi. Na, o visa diena nuo ryto prasidės repeticijos, nes dainų šventė, kaip žinom, išvažiuoja po savaitę repetuoja ir tik tais galutinė diena yra ta šokio diena. Tai ir dainininkai, ir šokėjai suvažiuos į Slėnį repeticiją, o po to nuo 2:30 prasidės pati programa. Vakarinę programą užpildys 3 tautų mėtus, tai yra estų merginų grupė, Latvių Pulups ir Lietuvos žalvarinio ansamblis. Tai vadinasi šventė tarptautinė? Taip, taip. Jo labiau, kad yra šiais metais 20 metų, kaip mes esame Europos Sąjungoje, tai mūsų dėl to apjungiam visas 3 šalis, Pabaltijos šalis, draugystės vardan. Ko dar gali tikėtis žiūrovai mūsų išrankus Klaipėdos rajono gyventojai? Sakys, matot, eilinis gimtadienis, tai jie atkartojo tik dainų šventę, nieko nesugalvojo, kaip tik padaryti pagrindinę repeticiją prieš didžiąją dainų šventę. Nėra taip paprasta tą repeticiją padaryti, suvaldyti tokią masę žmonių. Žinoma, mes juokaujame, bet kaip jūs sakėte, 4 vandenų kraštas, 4 dienas švęsim, tai dar... Tai bus, aišku, į visą tą programą įeina ir muziejaus, ir bibliotekos parodas, yra ir sporto didžiulės varžybos, sporto centro programa labai plati yra, netgi, kiek žinau, ir buriavimas bus, ir tenisas, ir šachmatai, ir padelis, planuoja skaidriajam karjerę, kad netgi buriuos su baidarininkai turės varžybas. Tai tų varžybų sportininkams tikrai yra ir įvairių, netgi autokrosas bus vėl Gargždų mieste. O mūsų pagrindinės yra meninė programa, apjungianti ir, pavyzdžiui, birželio gegužės 31 dienos savivaldybės aikštėje renginiai vyks, tiek laiškas mano miestui, bendruomenė tradicija taip tapusi, tai mūsų režisieriai apjungia visą šventę visų 4 dienų į vieną visumą. Tai dabar mes tikriausiai apibendrindami galime pasakyti, ko labiausiai norėtumėm tą savaitgalį. Gero oro! Dar nesėdėjome su žieminėms triukė. Dar aš tiesiog pridurčiau, kad geros nuotaikos ir iš tikrųjų, jeigu turime tiek atlikėjų, šokėjų 1200, tai mūsų svečiai, tai mes pasitikim su šypsenu, su gera nuotaika ir audringais plojimais. Taigi, Gargždams 7-1. Netgi Klaipėdos rajono savivaldybės meras sako, kaip aš norėsiu iš Slėnio viršaus pamatyti tiek visą aikštę, visą Slėnį nusidriekusią šokėjais, nes jis pats šokėjas, jisai puikiai šoka. Tai yra tokia sentimentų jūra. Aš irgi savaitgalį su tėčiu nuotraukų albumuose radau nuotraukų pačios iš dainų šventės, iš Slėnio ir ta eisena per miestą, visą su tautiniais rūbais, tai tokia nostalgija ir tikrai didelė šventė. Tiesa, rūpestį dar seniūnija turi tam šokėjų būriui paruošti Slėnį taip, kad kojelės ten neužkliūtų, nes iš tiesų, taigi daug metų dabar neturėjome tokių renginių, tik sakykime, ar ne, tokie atlikėjų, koncertai, tai kurie vyksta scenoje, kurias reikia sutvarkyti, kad tiem šokėjam viskas pavyktų kuo sklandžiausiai. Taigi tikrai kviečiame visus į mūsų Gargždų miesto šventę ir priminkime, kad šventės pavadinimas yra upė, o Minijos upė kaip tik ten daro vingį, tas vingis yra panašus į Omegos ženklą, Omega reiškia laimę. Taigi, Gargžduose galite rasti laimę gegužės 30, birželio 2 dienomis. Kviečiame visus.